Hola, hola, buenos días. Sveiki atvykę į mano kanalą Ispanų kalba su Elisa. Šiandien mes su jumis pradedame naują rubriką. Kartą į mėnesį aš jums čia sakysiu pačias tokias aktualiausias naujienas arba netgi galim pasakyti žinias apie Ispaniją. Tai, kas vyksta Ispanijoje, Valencijos regione ir kitose regionuose. Vadinasi, kiekvieną mėnesį turėsite tokį video. Jeigu jums toks video patiks, kai pasižiūrėsite iki galo, tai komentuokite, kad aš žinočiau, kad jums patinka ir jūs norite kiekvieną mėnesį gauti informacijos iš Ispanijos. O šiandien mes su jumis pakalbėsime apie, žinoma, jau visi matė, apie daugiabučio gaisrą Valencijoje. Taip pat pakalbėsime apie motokaką, kas čia tokio atsirado. Taip pat pakalbėsime tai, kaip lengvai gauti Ispanijos pilietybę, apie elektros pasikeitimus, apie įsilaužėlį į vynuogyno sandėlį ir papasakosiu informacijos apie vieną iš svarbiausių Valencijos švenčių, tai yra Fallas. Taigi galvoju, kad galime pradėti. Pilnai sudegė du daugiabučiai. Vienas daugiabutis yra 14 aukštų, kitas 10 aukštų. Sudegė pilnai, liko tik sienos, bet mašinos garaže po namų liko nepaliestos ir visi gyventojai galėjo pasiimti savo mašinas jau kitą dieną. Šitame gaisre mirė 10 žmonių ir visi, kas buvo sužeisti, jau yra paleisti namo gyvi ir sveiki. Sudego 138 butai. Dėl to visi draudimai, kurie buvo paimti taip į kiekvieną iš butų, jie paskelbs savo išmokas, kokios sumos tai bus 3 mėnesių bėgyje, nes žinoma, reikia išanalizuoti viską gerai. Iš karto po gaisrų sekančią dieną buvo atidaryta labai daug punktų, kur žmonės nešė maisto produktus, drabužius ir kitus būtinus dalykus, tokie kaip čiužiniai, paklodės ir taip toliau. Taip pat platforma GoFundMe buvo surinkta virš 150 000. Dar svarbi žinia, kad valdžia išmokės vienkartinės išmokas visiems žmonėms, kas gyveno tame name. Tos išmokos bus nuo 6 000 iki 9 000. Tai priklauso nuo šeimos narių kiekio. Paskelbta taip pat, kad notarai, policija, visus dokumentus, kuriuos reikia žmonėms atgauti, kad jie atgaus be eilės, kad jiems bus išduota visai kitokia tvarka, be eilių, jie iš karto gali eiti kreiptis ir teikti prašymus, kad jiems išduotų visus dokumentus. Taip pat Valencijos valdžia mažiausiai 3 mėnesiams visus tos žmonės, kurie neturi kur apsistoti, jie suteiks jiems butus 2-3 kambarių ir jie galės ten kažkurį laiką gyventi. Važiuojame prie kitų naujienų. Valencijoje buvo išduota apie 800 baudų elektriniams paspirtukams. Ir tos baudos yra įvairaus tipo. Tos baudos yra už ausinių naudojimą važiuojant, nes negalima, nes reikia klausyti, ką tu turi aplinkoje, taip kontroliuoti, už eismą ant pėsčiųjų perėjų, už važiavimą be šalmo, be apsaugos ant galvos, tai yra būtina, jeigu jūs pamatys, iš karto išduoda baudas ir baudos yra nuo 200 eurų. Žinoma, už greičio viršijimą su paspirtukais vyksta tas pats kaip ir su mašinom, važiuokite atsargiai. Už kalbėjimą telefonu važiuojant ir už per daug žmonių važiuojančių ant vieno paspirtuko. Taip pat 2 paspirtukai buvo sustabdyti, nes vairuojamo paspirtuko vairuotojai buvo išgėrę. Valladolide vynuogyne Cepa 21 įsilaužėlis užėjo į sandėlį, kur yra laikomi vyno rezervuarai, atidarė kraniukus ir išpylė virš 60 000 litrų vyno tinto, raudonojo vyno. Kol kas dar
žmogaus nesurado ir netgi nežino, kas tai buvo. Dar abejojo, ar tai tikrai buvo vyras, ar galbūt buvo netgi ir moteris. Žala yra padaryta virš 2,5 milijonų eurų. Vynuogynas pranešė, kad toliau gamins vyną ir tikisi, kad įsilaužėlį suras. Nori Ispanijos pilietybės, bet nežinai, kaip ją gauti? Dabar aš papasakosiu patį lengviausią būdą, kaip tai galima padaryti. Jūs galite paimti pavyzdį iš Ilja Topuria, iš gruzino, kuris išmušė UFC čempioną ir Pedro Sanchez jam suteiks pilietybę. Ilja Ispanijoje gyvena jau virš 12 metų ir jis jau prieš 2 metus galėjo kreiptis dėl pilietybės, bet jis to nedarė, nes sakė, kad nenori prasidėti su Ispanijos biurokratija. Dėl to, brangieji, jeigu norite, žinote, ką reikia daryti. Juokauju. Gerai, važiuojame prie Motokaka. Miestas Torrevieja įsigijo Motokakas. Tai yra tokie motociklai siurbliai, taip, kurie susiurbia gyvūnų ekskrementus. Nors Ispanijoje yra baudos, kad tu palieki savo gyvūnų ekskrementus 100 eurų, bet dėja šitos baudos neveikia ir dėl to Torrevieja įsigijo šitas Motokakas ir su Motokakom, atsiprašau, labai juokingai skamba, ir su Motokakom rinks visus ekskrementus. Už kovo mėnesį elektros sąskaita gali būti didesnė, nes pakelė PVM nuo 10% iki 21%. Kodėl taip atsitiko? Tai atsitiko dėl to, kad rinkoje elektros kaina sumažėjo. Kaip tai vyksta? Yra mokama 10% įvos, jeigu rinkoje valandinė kaina megavatio yra virš 45 eurų. Tokiu atveju įva PVM yra mokamas 10%, bet kovo mėnesį rinkoje kainos yra mažesnės, mažiau nei 45 eurai ir dėl to jie padvigubino įvos mokestį. Ir paskutinė naujiena jau susijusi su Valencija, nes čia prasidėjo Las Fallas. Dažniausiai fajų atidarimas yra paskutinę vasario savaitgalį, bet tai kaip tik penktadienį buvo gaisras, tai jie atkelė šventės pradžią ir tai įvyko šį savaitgalį, kovo 3 dieną. Fajų atidarimas yra vadinamas La Crida ir per Kridos atidarimą užsidegė viena palmė. Dėl to būkite labai atsargus šiais metais, nes matomai šie metai mėgsta ugnį. Kas tai yra fajas, jūs galite pasiskaityti internete, tikrai yra labai daug informacijos. Po visą Valencijos miestą bus pastatytos visokios figūros nuo mažiukų iki labai didžiulių, iki 5 aukštų. Ir visos šitos figūros turi būti sumontuotos iki kovo 15 dienos, nes nuo kovo 16 iki 19 bus galima lankyti ir žiūrėti. Visos figūros bus vertinamos ir bus traukiami kaip visada laimėtojai ir jie gauna piniginę premiją. O kovo 19 dieną prasidės jų deginimas. Ir žinoma, per visą šitą šventę, šiuo laikotarpiu, kovo mėnesį, čia labai daug yra turistų ir labai daug triukšmo. Dėl to, jeigu jums nepatinka triukšmas, aš kovo mėnesį jums nerekomenduoju važiuoti į Valenciją. Ir čia buvo visos svarbiausios naujienos. Jeigu jums patiko, komentuokite, tada aš darysiu tokius video kas mėnesį ir viską jums pasakosiu, kas atsitiko. Ačiū, kad buvote su manimi. Iš jūsų aš laukiu prenumeratos ir laiko ir susitiksime kitame video. Hasta pronto!